stebint rungtynės, pirmas pusvalandis atrodo nuteikė gal net pozityvesniam nuotaikom. Buvo tikrai daug pavojingų epizodų šalia varžovų vartų, bet tas pirmas įvartis įkritęs turbūt sujaukė visą planą. Na, gerai sakot, tiek pirmas pusvalandis, tiek manau visos rungtynės jau pačiu turiniu tai tikrai gali nuteikti pozityviai, nes ir pats žaidimas buvo neblogas su kamuoliu, ir judėjimas buvo gana neblogas, bet, žinot, rungtynės laimi tie, kur daugiau įvarčių įmuša. Tai manau, kad sukūrėm progų tikrai nemažai įvarčiams pasiekti, bet varžovai šiandien geriau išnaudojo mūsų klaidas, kurių taip pat padarėm ir manau, kad jie labai efektyviai sužaidė, daug efektyviau negu kad mes. Pačiu turiniu, sakykime, galėčiau būti ir patenkintas, bet progų realizacija ir tos klaidos, po kurių krito įvarčiai, tai šiai dienai nuvilia. Tai kaip minėt, jeigu jau norėjau klausti, kas būtų tie kertiniai momentai, neleidę pasižymėti, tai kaip jūs skyrėt prastą realizaciją? Sunku pasakyti, faktas, tai jeigu neįmuši, reiškia turi problemų su realizacija, kodėl turi su realizacija problemų, nežinau, aiškinsimės, turbūt reikės daugiau treniruočių procese ties tuo dirbti ir kad geriau tos momentus išnaudotume, nes tikrai, mano nuomonė, momentai tikrai buvo puikus, 2 smūgiai galva iš keletos metrų ir Janio proga pirmam kėliny, tai tikrai puikus momentai, kada tu tikrai norėtum įmušti įvartį. Na, kaip rungtynėse buvo ir daug tų pozityvių dalykų ir galų gale kokią žinutę po šitų rungtynių perdavėt savo žaidėjam? Tegu lieka tas Rūbiniai, kas buvo Rūbiniai pasakyta. Žinot, buvo ta rinktinių pertrauka. Manau, kad tikiuosi jau buvom vėl pagavę kažkokį tai gerą momentą. Dabar vėl reikės ties jo dirbti, aišku, jisai ateis, net nebijoju, bet gal kažkiek ir išmušė. Bet čia nepasiteisinimas, čia reikia žiūrėti daugiau į save ir sakau, žaisti geriau tose lemiamuose momentuose.